Sveiki, lietuviškojo futbolo gerbėjai. Būkite pasveikinti, įsijungę Lietuvos moterų futbolo. Nors ir tikrai dar jauno amžiaus, bet abi turi patirties ir žaisdamos Copa Libertadores. Čia štai taip smūgis ir įvartis. Laura Kubiliūtė veda į priekį savo komandą 15 minutę. Krentas įvartis į aušrinės Bikutės ginamus. Įvartis ir pirmasis įvartis šiandien renka į Vilniaus Žalgirio vartus 15 minutę. Įvarčio autorė 29. Apsėjo komandas, tai buvo vienas iš dviejų lygiųjų šį sezoną Gintros ekipai. Čia štai tai pavojingas. Galva atliktas smūgis. Ten šūksnių. Štai baudos aikštelė. Žižytė. Smūgis link vartų ir čia galimai. Previznik į kraštą. Previznik į baudos aikštelę. Čia Romanovskaja, pavojinga situacija, smūgis ir Aušrinė Bikutė. Čia Vinam prie kamulio. Į vartus ir štai taip, pažemė. Karina Klevinskaitė pakilusi nuo suolo. Čia iš toli, štai tokį smūgį paleidžia Kiani Johnson. Previznik. Dėl Johnson baudos aikštelėje ir Aušrinė Bikutė. Pereviznik spėja grįžti į savosius vartus Bikutė. Prosevičiūtė iš toli. Štai taip, Klerina Prosevičiūtė. Atlieka smūgį ten, Imperatriz Garcia vėl. Nebevaldys. Žalgirietės nebevalys, mačas baigėsi 1-0. Pergalė švenčia Gintra. 15 minučių minutė, Laura Kubiliūtė.